Всем привет! Ką, turim ežerą? Lauksim lydį. Nu kaip ežerą? Ir ežerų, ir upės, visko čia. Visko čia yra. Tai žodžiu, pasirinktas labai geras oras buvo. Plėšriai žuviai. Bet dabar, ką iš čia žiūriu, tai kad čia jau giedrinasi. Ir jeigu visas maitinimasis buvo ryte, tai per mažai cigarų pasiėmėm žūklę. Pradžiai, ką mums reikia pasidaryti, pasiruošti meškė rykučius. 3 variantai bus. Lydekinė, plūdinė mailiui gaudyti ir gal įsiviniosim valant spiningo, pažiūrėsim, jeigu dėl vėjo labai sunkiai seksis, gal ir pamėtsim. Strategijos jokios aiškios neturiu. Tai visada vabank. Susirišom sistemą. Vienas kontrolinis švinas, tiksliau ne kontrolinis, reguliavimo viršui, čia dar 2. Suktukas, floras ir trišakiukas, labai nedidelis ir kabinam už galvos. Kodėl už galvos? Dėl to, nes lydeka atakuodama žuvelę griebia už nugaros ir ją suka galvą į vidų. Tai gerti. Tai mūsų atakos metu ir visų metu kablys liečia kraštus burno. Ir lengviau išsitraukia, jeigu nedelsi labai ilgai. Būna visą laiką šone kažkur va čia. Dėl to ir mažo trišakio užtenka labai pilnai. Dramblinių tų nereikia dėti šitoj vietoj, nes lydeka irgi netokia durna, jinai to dramblinio sunkiai ima. Arba ima, numuša greičiau žuvelę, nes trišakis nuo snapo nusikala. Aišku, va, prie kliuvinių tai ir turim reikalų. Bet reikia išmokti, taikyti. Naiviai tikėjausi, kad be inkaro per bangą išstovėsiu. Tai be šansų reikia plaukti dabar į ramumą. Laiko dar yra, dabar beveik rytas. Nu kaip, toks studento rytas, o žvelio pietus. Vėlyvi. Besti. Kažkoks tai griebė silkys. Nu va, pirmas kibimas. Kolegos. Žiūrėkit kaip, nežinau ar matos plūdė premjeras, nu. Opt. Nedidelis jau jaučiasi. Labai tik tai sportininkas. Graibštą naują turim. Nu tai, ne naujas, nuo fiderinės žuklės. O jas. Toks simbolinis. Reikės instrumentų. Instrumentų po ranka normalių neradau. Galvakablį. Kas yra? Toks. Pusę kilo, gal biškį daugiau, nežinau.
Va, vėl kibimas. 3, 2, 1. Ai. Buvom įsegę irgi tokį patį, bet mazdinom. Nu, spiningas 2-0 gauna. Bet aš nieko nesitikiu iš spiningo geriau. Ambažolės dar kietos. Aha. Toks aparatas iš tikrųjų yra. Žolėse aš čia pats švina. Su kusačkim nukirtis tom metalo žnyplėm, kaip pasakyti. Dumblėtas kelias. Patikrinam prieš nuplaukdami tarpelius. Po krūmiukais. Dar įmėčičiau, ne dievų į langus, tai gal dar daugiau pagauti. Kaip amerikonai reikia išvystyti. Tik tai. Darėm ir rangumus. Šiaip ne taip. Nagi, pažiūrim. Kas per variantas. Nu, dienai einant į priekį gražėja ir lydekas. Aktyvumas tai žiauriai prastas. Žvejojom ant 3 kart didesnį už šitą gumą. Spalva viskas ta pati. Stverdavo, bet užčiaupo guminuką ir viską. Tai pasimažinau ir pirmą atsiliepus lydeka iškart ant kardo. Senas geras spiningas, taip sakant.
Nu, šita netokia stambi, bet kilas irgi drąsiai. Tokią profilaktiką reikia daryti kas 10-15 minučių vasaros metu. Medžius raunam. Galvojat žuvis, ne? Kurim čia žuvis? Ir va, kai pakeiti vandenį, visą laiką jos dugne kibiro laikosi. Kai nekeiti, pradeda kilt. Nežinau, ar matęs, bet lydeka net į orą iššoko. Nu kaip lydeka, pavadinimas tik tai. Ai. Kai abi rankos kairės, tai va taip ir gaunasi. Labai lapų daug jau. Blemba didelis, bet po šaka palindo. Eik tu savo. Gerą buvau invėlėjęs kokį 3 kilų, bet ką, medis palindo va tai va, po medžiu ir užsisuko ir susmaudė. Bet geras jau buvo.